Tai visų pirma, man buvo įdomu pasigilinti į visuomenėje įsišaknijusius stereotipus susijusius būtent su lyderio vaidmeniu. Nes labai dažnai mes įsivaizduojam vadovo lyderį vis dar siejamą su vyrišku vaidmeniu. Ir tiesiog norėjau pažiūrėti, kaip moteris visuomenės akimis atrodo vadovė ir lyderė ir kokie iššūkiai lydi ją užimant tokią rolę. Ir taip pat, atsimenu, turėjau ir profesorės Alitos Karžauskienės paskaitas apie lyderiavimą. Ir ji irgi buvo palietus būtent lyčių tematiką lyderystėj. Ir tai gan įkvėpė tiesiog pasidomėti, pasižiūrėti, kaip atrodo moteris mūsų visuomenėje užimant tokią svarbią rolę vadovo, lyderio. Savo tyrimo aš siekiau paanalizuoti ir įvertinti Lietuvos moterų lyderystės raiškos ypatumų socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram. Pasirinkau keletą moterų, kurios užėmė arba vadovo, arba lyderio poziciją ir paanalizavau jų turinį šiuose tinkluose, jų komunikaciją, jų siunčiamą žinutę ir vėliau gautas išvadas papildžiau ekspertų interviu. Tai taip ir padariau turinio analizę ir ekspertų interviu. Visų pirma, apskritai buvo labai įdomu stebėti tas moteris, kaip jos reiškiasi ir reaguoja į visuomenėje aktualias problemas savo socialinės medijos šitam kanale. Pastebėjau, kad jos išreiškė savo nuomonę ir tuo pačiu motyvavo ir savo sekėjus, savo auditoriją, nelikti abejingais. Buvo pastebėti transformacinės lyderystės komponentai kaip asmeninis dėmesys, intelektinis stimuliavimas, įkvepianti motyvacija. Tad bendrai ir išvados buvo tokios, kad lyderės tikrai drąsiai pasisakė visuomeniai jautriomis, tabų laikomomis temomis, kad kiekviena gan skirtingai naudojo socialinės medijos platformas, turėjo unikalų komunikacijos stilių, turėjo unikalias bendruomenės, tai turbūt ir pritaikė šiom bendruomenėm labiau savo siunčiamą žinutę. Kai kurios, pavyzdžiui, daugiau dėmesio skiria reklamai, o kitos komentavo tuo metu opes ir populiarias temas, tam tikrus įvykius, politinius ar apskritai visuomenės susijusius įvykius. Ir aišku, išvados ir tokios, kad lydėjo iš tikrųjų visą komunikaciją nemažai ir internetinio smurto, neigiamų nuomonių, neigiamų reakcijų, bet manau, kad tai yra neišvengiama. Ką pastebėjau, kad gal ir gerai, kad jos nesusikoncentravo į tą neigiamas nuomonės, nes tai būtų kova be galo. O tai apibendrinant, komunikacija iš tikrųjų lyderių buvo gan drąsi ir manau, kad tai yra ypatingai svarbu kovojant su visuomenės stereotipais susijusius su būtent moterų lyderystė, nes per komunikuojamą turinį iš tikrųjų lyderės gali keisti nusistovėjusi požiūrį ir rodyti teisingą pavyzdį tam tikrose gyvenimo etapuose. Tad galiausiai manau, kad svarbu, kad lyderė susikoncentruotų į komunikuojamą žinutę, nes socialinės medijos yra iš tikrųjų puikia vieta, kur galima sustiprinti savo poziciją, plėsti auditoriją, daryti įtaką ar naudoti tai kaip darbo įrankį. Tikrai buvo panašumo tame, kad visos reagavo ir į tuo metu aktualius įvykius visuomeniai, politikoje. Man atrodo, tuo metu dar ir COVID epidemijos buvo kažkiek įtakos, buvo keli skandalai susiję būtent su diskriminacija, LGBT bendruomenėm gal netgi. Tai visos kažkuria prasme, kas buvo aktualu tuo metu ir apie ką kalbėjo žiniasklaida, visuomenė, jos kažkiek atspindėjo savo turinį ir reagavo į tai. Tai manau, kad čia yra panašumas tas vienas tikrai, kur matėsi visų žinutėse turinio. Labai skirtingos. Aš stengiausi pasirinkti skirtingas. Kelios buvo verslininkės, kelios buvo labiau tokios visuomenės veikėjos, buvo viena politikė, tai stengiausi pasirinkti skirtingas, bet man gal aktualu buvo, kad jos būtų aktyvios šiose medijose, kad aš tiesiog turėčiau nemažai turinio, ką stebėti, ką analizuoti. Tai jos buvo iš tikrųjų gan skirtingos, bet visos kažkuria prasme buvo lyderės.
Ar požiūryje klausimas, bet visos iš tikrųjų reagavo. Manau, kad požiūris labai ir priklauso nuo jų veiklos srities, nuo jų auditorijos, nuo jų perspektyvos. Tai požiūris iš tikrųjų negalėčiau sulyginti požiūrio, jis individualus, bet visos tikrai išsakė savo nuomonę gan drąsiai ir reagavo. Manau, kad būtent akademiniai bendruomeniai ir reiktų diskutuoti šiom temom, nes tai yra puikia vieta, kur galima į paviršių iškelti ir panalizuoti, panagrinėti šias socialinės problemas. Ir svarbiausia, kad tai yra vieta, kurioje galima stengtis mokytis daryti tai neutraliai, nešališkai, stengtis žvelgti į įvykius visuomeniai ir šiaip šias socialinės problemas bei išankstinių nusistatymų, mokytis blaiviai vertinti informaciją, mokytis atskirti ir suprasti, kas yra medijos peršama nuomonė, kas yra propaganda, o kas yra iš tikrųjų tikra, humaniška, paremta vertybėm, etika ir meilė. Ir apskritai akademinė bendruomenė, visuomenės atvaizdas tam tikras ir tai yra į bendruomenę, kuri ypatingai gali daryti įtaką, kad ir kur jie atsidurtų, kad ir kokioje darbo srity kažkas iš akademinės bendruomenės narių, tai geriausias pavyzdys būtų studentai po savo studijų atsidurdami savo kažkokioj darbo vietoj, pozicijoje, jie gali būti žmonės, kurie gali rodyti teisingą pavyzdį, dalintis pavyzdžiais, dalintis išmoktom pamokom ir taip inicijuoti pokyčius. Aš pati save atsimenu studijų laikais, kai būdavo bet koks rašto darbas, atsiskaitimas, o tai dažnai būdavo ar tai prezentacija, ar esė kažkokia vieta, kur tu gali išreikšti savo nuomonę arba pasidalinti kažkuo iš tavo kasdienybės. Tai aš visą laiką rinkdavaus kažką, kas tuo metu man aktualu, nes ir man tada būtų įdomu ir aš pasidalinčiau su kitais. Tai aš manau, kad būtent per čia ir galima studentams išsakyti, pasidalinti savo pavyzdžiais, iš to, kaip jie supranta, iš to, kaip jie mato pasaulį, galbūt iš to, su kuo jie susidūrė savo artimoje aplinkoje, per prezentacijas, per rašto darbus, kalbėti temomis, kurios yra svarbu, galbūt kažkada užgavo, galbūt tai yra būtent temos arba problemos, kurias studentas gali tiesiog paimti, paanalizuoti ir sakyti, o gali būti kitaip. Kad nebijoti pritaikyti, kad ir kokioj srity mokaisi, pritaikyti opes visuomeniai problemas, stereotipinės problemas, būtent rašto darbų atsiskaitimuose. Kažkokią mažą dalį paimti ir pasakyti, kad, o žiūrėkit, aš pažiūrėjau, panalizavau, bet gali būti ir kitaip, nes mes visą laiką mąstėm iki šiol taip, nes buvo tas ir tas ir tas, tai tas ir taip pasakė, o aš panalizavau ir gali būti iš tikrųjų kitaip. Tai atskaitimai yra puikia vieta tam, viską galima iš tikrųjų pritempti, ką nori pasidalinti, kad ir kokioj srity mokais. Tiesiogiai ne, aš dirbu su finansiniam technologijom, tai dirbu IT srity labiau, tai tiesiogiai nepavyksta, bet esu šiaip labai dėkinga, kad studijos davė tą gabumą atskirti būtent medijos, peršamą žinutę, stereotipus kažkokius guvius visuomeniai nuo to, kas iš tikrųjų tikra. Tai daugiausia tai padėjo nelikti abejingų darbe ir nebūtinai sekti esamais buvusiais pavyzdžiais, o tiesiog laužyti standartus, daryti kažką kitaip. Oi, taip, 100 metų turbūt egzistuojantis nuo pat industrinės revoliucijos geriausias pavyzdys būtų tiesiog rožinis mokestis, kuris ir reklamuojant tam tikrus produktus, nebūtinai siejama su pačia rožinė spalva, bet su tam tikrais lyties aspektais, kas yra aktualu moteriai, kas yra aktualu vyrui. O rožinis mokestis dar svarbus, manau, tuo, kad tai yra tokia papildoma kaina, kurią mes mokam už tam tikro produkto įvaizdį. Rožinis mokestis yra toks įdomus triukas naudojamas verslininkų, kuomet tam tikros spalvos produktai, tai šiuo atveju rožiniai, bet nebūtinai galbūt su tam tikrais moteriškom savybėm siejami produktai yra apmokestinami šiek tiek daugiau. Tai pavyzdys būtų nuo pat kūdikystės, kuomet net kūdikių prekės kaip vežimėliai, čiulptukai, rožinės arba paletės, kuri yra mergaitiška spalvos prekės, kainuoja šiek tiek brangiau negu
vyriškos, berniukiškos. Ir po to tas rožinis mokytis, manau, tęsiasi ir visą gyvenimą, kad kai mes bręstam, atsiranda higienos priemonės, skirtingų spalvų, vienos skirtos būtent mergaitėms, siejamos su ta rožinė spalva, kitos vyriškos. Juokingiausia tai, kad jos atlieka tą pačią funkciją, bet vartotojams vis tiek kišamas pasirinkimas, kažkokie du pasirinkimai ir taip siekiama pasipelnyti.